noriu dar kartą pristatyti visą spektaklio komandą. Spektaklio režisierius Jokūbas Brazys, prašau nepaspėkite. Dramaturgas Elijas Martinenko. Scenografė Barbora Šulniūtė. Kostiumų dailininkė Karolina Fedorovaitė. Kompozitorius Mantas Mockus, irgi kažkur ten toliau. Šviesų dailininkas Karolis Zajauskas. Vaizdo projekcijų autorius Albertas Vaitiekus. Režisieriaus asistentas Alius Veverskis, jisai dabar kaip Lordas Byronas vaikšto su lazda ir aš jo čia irgi nematau. Pakeliui turbūt eina. Ir aktoriai, kurie vaidino čia, tai yra 11 Klaipėdos dramos teatro aktorių, tai yra Rimantas Pelakauskas, Vaidas Jočys, Džiugas Grinys, Vigna Kulionytė, Justina Vanžodytė, Karolis Norvilas, Jonas Viršilas, Renata Idzelytė, Samanta Kinaitytė, Lina Krušnaitė, Alina Mikitavičiūtė. Na va, oficialioji dalis baigta. Dabar turiu prisipažinti, kad aš kaip ir neturiu klausimų. Aš susirašiau čia kokius 4 puslapius tezių, bet tai yra tezės, į kurias galima atsakyti taip arba ne. Tai aš labai tikiuosi, kad visi kalbės ir dar pamiršau paminėti, dar buvo krūva žmonių, mūsų technikai, scenos darbininkai, kurie taip pat praktiškai buvo aktoriaus pareigose šitam spektakliui. Ir taip pat visa nematoma komanda, ir pirmam aukšte, ir antram aukšte visi dirbo, tik tai ne visi buvo scenoje. Tai va, o pradėti turbūt norėčiau nuo to, kad Nojaus arka šitas pavadinimas turbūt kažką ne visai teisingai nuteikė. Nes aš įsivaizduoju, kad žmogus, kuris yra toliau nuo teatro ir nuo Jokūbo Brazijos spektaklių, gali čia ateiti tikėdamasis pagal tokį pavadinimą, kad tai bus kažkas panašaus į Discovery, istoriniai kažkokiais kostiuminiai spektakliai. Bet mano supratimu, aš jau šiek tiek žinau Jokūbą Brazį, žinau, kaip jisai dirba, ir man labai patinka iš tikrųjų, kaip jisai dirba. Ir dabar jo šitas, mano supratimu, naujasis etapas, turbūt nuo Icarus Machine, jisai yra man velniškai įdomus ir aš stebiu, į ką čia toliau visą tai išsiritulios. Šitas spektaklis nėra apie Nojų, jis nėra apie Senojo testamento istoriją, jis yra apie tai, kodėl buvo didysis tvanas, kodėl jisai nutiko, kodėl Dievas nusprendė, kad žmonija kaip projektas yra praktiškai žlugęs ir kad reikia visą tai pradėti beveik nuo nulio, paliekant tik tai Nojų ir nedidelę kuopelę žmonių ir gyvūnų po porą ir pradėti viską praktiškai nuo balto lapo. Kokios buvo tuometinės nuodėmės, mes maždaug galime įsivaizduoti, nes jos, tiesą sakant, manau, kad jos nelabai skiriasi tūkstantmečiais eina, o nuodėmės lieka tos pačios. Ir dabar šitam spektaklyje aš matau istoriją apie tą patį nuodėmingą žmogų, apie šiuolaikinį žmogų, apie nežinau, Dievo galbūt tokį sutvertą, o galbūt turintį kažkokį iš tikrųjų nuodėmės geną, kažkokį nuodėmės krislą savį žmogų, kuris sugeba iš to, ką šventą padaryti kažką profaniško, sugeba pasidaryti iš ritualų savo kažkokius smagius žaidimus, paskui tie žaidimai nusibosta, jis susiranda naujus žaidimus. Visa tai yra tokia kažkokia... Žmogus nelabai sugeba klausytis, ne tik atskaityti, bet klausytis, kas jam sakoma.
ir tūkstantmečius jam kartojama, kad va šitaip daryti yra gerai, o šitaip daryti yra negerai. Ir vietoj to mes ką turim, jisai sako, o, gargždų banga. Jis pasidaro savo išvadas labai keistas ir situacija yra tokia, kad, nežinau, šitą spektaklį pažiūrėjus, žmonijai kaip projektui aš didelių šansų neduočiau, tiesą sakant. Nors finalas nuteikia taip, nesakyčiau, kad visai pesimistiškai, bet gal dabar Jokūbas įsijungs, ar aš apskritai gal blėnius vaistą. Ne, labai gerai kalbate. Sveiki. Tai ne, tu gerai kalbi. Taip. Yra vilties, aš tai matau tą viltį, ypač tame finale kažkaip taip. Ta viltis gal yra kažkame kitame žmoguje, atrodo, kuris nepatenka į Senojo testamento standartą ir gal net ne į mūsų laikų standartą, bet man atrodo, tai yra Nojus. Tai yra, bet kodėl pagal Bibliją Nojus atėjęs į naują žemę pradeda iš esmės tą patį. Jis prasideda nuo nuodėmės, prasideda nuo seno ritualo. Manau, kad tiesiog senas žmogus negali pradėti naujo pasaulio. Turi iš naujo pavadinti negyvą, kad jis taptų gyvu, man atrodo. Taip. Nėra klausimų. Tai aš atsakinėčiau kokius klausimus labiau. Aš gal antrą mikrofoną pasiimsiu, tada jūs galite trečią pasirinkti. Aš labai norėčiau, kad tai būtų toks iš tikrųjų dialogas, o ne uždavinėjami klausimai. Būtų labai smagu, kad jūs įsiterpinėtumėte. Kaip tau atrodo, Jokūbai, koks turėtų būti idealus šito spektaklio žiūrovas? Ar jam reikalingas kažkoks ypatingas kultūrinis pamušalas, ir jis turi būti, nežinau, išstudijavęs visą Senąjį testamentą, turi žinoti, kas yra nefilimai, ar galima žiūrėti ir paprastam mirtingajam, kuris paprastai skaito tik tai, nežinau, antraštės Delfyje? Bet nežinau, aš dažnai susiduriu su to, kad mano spektaklius, pavyzdžiui, daug kas nesupranta. Kažkas intuityviai kažką nujaučia. Man tai yra vertybė. Aš nežinau, ar turėtų atsirasti specifinis žiūrovas, bet norėčiau, kad tai yra ir būtų meno kūrinys prieinamas visiems ir jau tada jums nuspręsti, ar tai jūsų ar ne. Bet mačiau įvairiausių akių šį spektaklį, žybančių, žiūrinčių į kitas pusės ir įvairaus amžiaus įsitraukusių žiūrovus. Tai mane tai džiugina labai. Man kažkaip irgi atrodo, aš nesu visiškai objektyvus, aš dalyvavau repeticijose, mačiau tas atskiras scenas, mačiau tą procesą, kai pačioj pradžioje buvo visiškai neaišku, kaip tas scenas įmanoma sukibdyti į vieną vientisą daiktą, nes jos lyg ir neturi tarpusavy kažkokio tokio tiesaus ryšio. Bet paskui, kai viskas sustoja į vietas, staiga supranti, kad ta istorija ir iš esmės tai yra visos žmonijos tūkstantmečių istorija perdėta į, tarkim, į šios laikus, bet jinai yra neperkeista. Tai yra kalba apie žmogų kaip apie būtybę, kaip apie padarą, kuris buvo toks ir yra toksai. Ir man kažkaip atrodo, kad visiškai nebūtina netgi gerai žinoti tą Senąjį testamentą. Aš manau, kad Lietuvoje apskritai nelabai kas jį gerai žino. Naujai gal dar, bet Senąjį tai tikrai ne. Tai ne Lietuvoje. Iš esmės žmogus, ačiū Dievui, kad buvo Martinenko. Paprotindavo mus kažkiek. Aš nežinau, į ką atsiliepia stand-upą? Aš iš tikrųjų galvoju, kad kai paklausėjai apie koks idealus žiūrovas, aš galvoju, aš pasakėjau dėl kultūrinio pamušalo, tai aš prisiminiau, man labai patiko su mylimu ir gerbiamu Girmantu Pelakausku, kai kalbėjomės,
Sako, va, visas tas procesas, kurio nesimato scenai, visą, ką mes darėm, ką mes kalbėjome, sako, jis man pasakė daug, maždaug buvo kaip tiesiog pamušalas ir aš norėčiau, kad mane taip ant afišos užrašytų, ne pjesės autoris, o pamušalas. Ir jo, aš įsivaizduoju, kad pats tas tvano mitas yra visa atskira net kategorija mitų, kurie yra praktiškai kiekvienoje religijoje, nuo seniausių iki naujausių, tai vadinamų deliužo mitai, kur yra kalbama vis apie tvaną, apie tą nuplovimą. Ir man stebint spektaklį, net būnant ir kai buvo daugelį repeticijų, viską rašiau ir plačiai siektas, aš visame tame, kas vyksta, matau daug to šventumo tokio ir kartu, jo, Jokūbas minėjo, vilties. Ir kažkaip brangu žiūrėti ir į tos žmonės, ir jie, aš kaip irgi kalbėdamas su kitais komandos nariais, sakau, kad tai tikrai yra tas kanoninis teatras, bet kartu man atrodo, kad tai yra tiesiog, aš kaip pasakiau, tai yra kaip baladės pasąmonėje, ir iš esmės, aš ką matau žiūrėdamas, tai yra tiesiog visų jungistinių archetipų dekonstrukcija ir konstrukcija esamojo laiku, ir tas man atrodo, kad mūsų pasąmonė ir apskritai protas yra priėmę, jis labiau linkęs priimti tą informaciją vaizdiniais metaforom ir simboliais, negu tiesiog sausa tokia informacija. Sakai, jeigu pasakytum baltas nieko nereiškia, bet kai pasakai baltas kaip sniegas, mes iš karto turim tą vaizdinį. Ir šitie vaizdiniai, man atrodo, jie kur kas gražiau nugula sąmoniniu ir pasąmoniniu. Tai man tai, ką žinau, tai tokia labai gerai kažkaip. Kai kurios scenos, pavadinkim, tai čia buvo jų 12 darots, jeigu aš neklystu, kai kurios man labai lengvai perskaitomos, taip net sakyčiau, labai aiškiai ir spėčiau, kad žmogus, kuris net neskaitęs Senojo testamento ir galbūt Naujojo, jisai vis tiek turėtų suprasti, kas čia vyksta ir apie ką. Ir viena iš tų tokių lengviausiai perskaitomų scenų, tai man buvo ta vadinamoji Kristaus scena, kur yra gargždų banga ir taip toliau. Ir tai yra taip simptomiška, kaip žmogus, ir iš tikrųjų reikia pripažinti, žmogus yra labai infantilus padaras, labai linkęs į malonumus ir labai linkęs supaprastinti. Jo protas yra, matyt, taip sutvertas, kad jis turi, nerizikuoja lysti į sudėtingą dalyką, bet stengiasi jį kiek įmanoma supaprastinti ir tuo pačiu suprastinti iki visiškai, iki profaniškumo totalaus. Ir iš viso to, iš tikėjimo, staiga tie žmonės, kurie pamato, aha, jisai daro bangą. Ir nusprendžia, kad čia yra toks žaidimas ir toks žaidimo taisyklės. Ir tada jau pykstant dėl, kad jisai neteisingai daro bangą. Ir aišku, viskas baigėsi kaip ir visur, kur įsipainėja žmonės su savo ritualais ir masiniam psichozėm, viskas baigėsi krauju, žudynėmis ir taip toliau, vienų kitų stebuklų, bet tie stebuklai irgi tokie, sakysim, taip abejotini truputėlį. Tai man toks labai šita graži ir labai aiški scena. O viena iš neaiškiausių, turiu prisipažinti, man buvo šita mamuto scena. Ir aš nežinau, Jokūbai, ar tu išdrįstum kažkaip keletą žodžių būtent apie ją pasakyti, kad būtų aiškiau. Man jinai pati aiškiausia. Ne, aš nieko nesakysiu apie ją. Turi teisę, aišku. Jinai, aš noriu, kad kiekvienas ją savai paduotų. Man jinai aiškiai yra savaip, aš tikrai sugriausiu kiekvieną vaizdinį ir atsakymą ištaręs. Taip, o neturėčiau. Taip. Aš dabar kažkaip... Kristaus scena buvo viena sunkiausių, mes daug darėm skirtingų variantų ir visiems buvo sunku. Mes visi nešiojamės krikščionybę savyje vienaip ir kitaip. Jinai išsigimė į tokį variantą apie stebuklų dekonstravimą, kas lieka. Bet jinai prasidėjo iš minties, skaitant mitą Nojaus, jau naujoje žemėje Dievas primena žmogui, kas pralies žmogaus kraują,
žmogus taip pat pralies jo kraują, nes žmogus padarytas pagal Dievo paveikslą. Ir ilgai mąstėm, kas tas Dievo paveikslas, turėjome įvairiausių skirtingų sceninių raiškos priemonių tam padaryti. Ir galiausiai tai įmetėm į šiukšlių maišus. Ir tai tapo kažkas nesunaikinama. Man atrodo, džiaugiuosi aš tą sceną. Aš dabar kažkaip prisiminiau, skaičiau apie Nojaus arką. Man seniai buvo toks iškilęs klausimas, kodėl arka ir kas tai yra per daiktas. Ar čia yra kažkokia laivo rūšis, taip vadinama, ar kas tai yra. Tai ta arka šiaip jau yra iš lotynų, bet pradinis jos variantas yra žodis teva, berods, hebrajiškai, ir jisai reiškia saugyklą, talpyklą, ir apskritai jis yra panaudotas labai retai, praktiškai, man atrodo, 2 kartus Senajame testamente. Tai vienas dalykas yra Nojaus šitą teva, o antras yra, kai Mozė paguldo į lopšelį ir išplukdo Nilu. Tai va ten irgi yra teva. Ir ta teva iš tikrųjų yra saugi vieta, kurią sukuria Dievas. Ir jinai yra labiau dėžė negu laivas, labiau talpykla kažkokia. Pagal matmenis mes kaip braižiam, tai gaunasi kažkokia tai skryne. Ir kuo toliau žiūri, tai netgi kažkoks karstas. Kas įdomu, pavyzdžiui, ta uolekčių scena, tai mes jau nebesprantam, kas tas uolektis. Tarkim, visi ateina klausinėja manęs, kas tas uolektis. Čia yra matmenys, arpos matmenys tokie. Tai yra išsigelbėjimo kažkoks kodas, kurio nebesugebame suvirškinti. Uolektis, kiek prisimenu, tai yra ranka iki alkūnės maždaug. Taip. Ir su ta teva yra dar vienas įdomus dalykas, kad teva yra ne tik tai Nojaus arka, ne tik tai tas lopšelis, bet teva pasirodo yra ir sakinys. Nes sakinys tai yra žodžių talpykla, viskas labai logiškai. Ir yra tokia interpretacija, kad apskritai Nojaus arka jis nesutalpino, tai nebuvo dėžė. Jisai jiems pasakė sulysti į Dievo žodį. Taip. Koks senas vienos man. Taip. Nėra įdomu, mes ir skaičiavom, kad neįmanoma su gyvūnų sudėti į tos matmenis, ten yra labiau metafora. Man atrodo, tu prisikapstai prie tiesos, žinai. Metafora, nes kai pradedi galvoti apie visokius, nežinau, vabzdžius, kurie gyvena žemėje, giliai žemėje, kirminus ir taip toliau, jų reikia dar prisikasti ir suprasti, kuris kuriam pora. Čia nėra taip paprasta. Ir šiaip, tarkim, ką veikia tvano metu žuvys? Ar jos irgi išnyko, ar jos buvo paimtos į Nojaus arką? Tai čia be abejonės yra metafora. Ir man labai gražus tas, ateikite ir sulyskite į Dievo žodį visi ir jūs būsite išgelbėti. Elijau, seniai kalbėjai. Gerai. Tai iš tikrųjų, aš kiek prisiskaitinėjau ir prisinagrinėjau visą šitą dainą, man iš tikrųjų net brangės tos scenos, kurių čia nėra, nes aš buvau, man atrodo, Vaidai rašęs 5 monologus ir viename iš jų buvo, kad Nojus sako susirinkusiems, kad aš bandau išsaugoti kažką iš individų, ne kažką išskirtinio ar panašiai, aš bandau išsaugoti visą raidyną, kad po to likusiam pasauliu jūs galėtumėt kalbėtis. Kai jis kalba apie tos gyvūnus ir panašiai. Ir daug visko priešingai, man atsiveria naują sceną, tai jūs kalbat, aš galvoju, šitą temą reikia išrašyti naują sceną dabar. Ir jo, tai kalbam, mes skaitėm ir visas, kas buvo apokrifai. Tai Senojo testamento versijos, kurios neįėjo į kanoną ir nebuvo publikuotos, jos vadinasi pseudoepigrafą. Ir pseudoepigrafas yra kelis kartus daugiau negu yra apskritai paties Senojo testamento. Tai mums reikėjo išsinagrinėti dar visą šitą, ir Adomo knygą, skaitėm Nojaus knygą, priskaitėm daug, visai prisikankinau. Ir iš tikrųjų tada pradedi galvoti,
kurie, kanonas yra sudarytas iš to, ką žmonės laikė įkvėpta šventosios dvasios, jeigu kalbam apie apokrifus, pseudoepigrafos ir to Senojo testamento kanono tekstų buvo visai kiti atrankos kriterijai. Ir nežinau, pradėjau galvoti, o tai kur yra tiesesnė tiesa? Nes visa pseudoepigrafai yra naudojama, pavyzdžiui, visų tų svarbu kaip gnostikai, agnostikai, jie paima tuos variantus ir aš suprantu, kodėl tokios patrauklios buvo, pavyzdžiui, gnostikų idėjos, nes jie pradėjo sakyti, kad Demiurgas iš tikrųjų mūsų Dievas nėra mylintis, jis yra piktas ir pasižiūrėkite visas šitas istorijas, kur žmonės yra deginami, skandinami, vejami iš vieno krašto į kitą. Ir tada pradėjau, aš patikėčiau ir gnostikų, ta idėja, jeigu jinai gerai pateikta ir iš tikrųjų. Aš tau galiu dar užmesti vieną. Buvo dar tokie katarai, kurie sakė, kad kiekvienam žmogui yra dieviškoji kibirkštis. Nors šiaip buvo tokių, kurie sakė, kad kiekviename yra bloga sėkla. Ir visi jie teisūs. Ir iš tikrųjų pasimetė ir aš galvoju, net tas informacinis tvanas, net ir anksčiau kažkaip galvoju, kad mūsų modernios problemos yra labai skirtos mūsų laikams. O kai pagalvoju, kai atsigrėžiu į visus mitus, aš suprantu, kad visose šventraščiuose iš esmės jau pasakyti viską, su kuo mes susidarėm kasdien. Nes tas pats žmogus netiek labai jau pasikeitė. Tai gal jūs turit klausimą? Noriu Karolį gal kažką pasakyti? O kitas Karolį? Taip jūs viską gerai šnekat, aš liksiu ties vaidybą. Nežinau, ką čia dar. Vis tiek reikėtų paklausti komandos, kaip jums patinka Klaipėdoje. Tai gal nuostabėti. Aš neklausiu apie darbą, teatre, nes darbas teatre turbūt kiekvienam mieste, jis yra šiek tiek panašus, tai yra vis tiek darbas. Nežinau, man tai šitas teatras kažkaip tapo namais šitą pusantro mėnesio ir tokia įkvėpimo vieta, tai labai gera būti šitame mieste, gera kurti šitame teatre ir tiek, nežinau. Šalia jūra, kažkas labai artimo medžiagai. Turbūt tiek, kaip tau kaip. Tai man iš Vilniaus grįžau čia, aš pas Gargždiškis, Klaipėdos dramos teatras vis dar buvo, Gargždų banga. Aš nieko negrįžau. Klaipėdos dramos teatras vis dar buvo man toks kupinas pilnų nuostabių žmonių. Tai beje, čia pirmoji premjera ir aš labai džiaugiuosi, kad esu čia. Ir pirmas blynas su savo artimiausiais. Blynas. O beje, kas tos prisimena, iš kur ta Gargždų banga atsirado? Aš tiesiog privalau paklausti, nes šitą šūkį aš žinau nuo savo, kai mano sūnus, dabartinis futbolo komentatorius, buvo dar paauglys, tarkim. Tai jisai man šitą skanduotę pasakė ir aš iki šiol prisimenu. Gargždų banga? Kas laimės? O tu manau visą Lietuvą žinau. Ne, tai taip, bet kas ją atnešė į spektaklį? Kas pasakė? Aš žiūrėjau Karolį ilgai. Iš kur sakau, esi priimti? Jo, darykit bangą. O, Gargždų bangą, jo. Darykit. Ne, tai man taip pat tas skanduotė nusėdusi kažkur vaikystės prisiminimuose, kuri pasibandymai gavosi kažkur tvano šauksmų, dekoduoja tos prisiminimus kažkaip. Ir aš galvoju, tas visas dar kiekvieno asmeninis mitas, kurį mes atnešėm į sceną, aš prisimenu, mes po repeticijos nueinam į senąją Hansą pavalgyti. Ir man sako, kad Jokūbas ir klausė, ar turi kažką iš žuvies? Ir sako, ne, bet turim kalmarą. Ir mes prie stalo sakom, o jis švarus? Čia kita tema, švarus gyvūnai, Jo, Bet švarus, jis neturi žvynų. Jo, jis netrajoja.
Aš nežinau, gal kas iš tikrųjų turite kokių nors klausimų iš publikos? Drąsiau visi savyčiai. Sveikinam su darbu tokiu dideliu, gražiu, stipriu, labai daug apmąstymų, visą komandą sveikinam. Ir, kažkaip, ar yra vilties, iš tikrųjų žiūriu, man tai patiko, kad kartais tas stiprus, toks ir siaubas aplanko, kas čia mes per žmonės, nes mes visą tai, bet tuo pačiu kažkaip ir norisi patikėti, kad ir viltis. Man patinka humoras, kad Jokūbas vis įmeta kažkur, kur jau atrodo viskas, tai kažkokį anekdotą, tai kažkokie ten bairiai, taip atrodo rimta. Ir man gerai, kad yra tie kontrastai. O ta nuotakų, tų nėščiųjų scena kažkaip, man turi viską susigulėti, bet gal norėčiau irgi dar paklausti. Turėsiu progą, žinau. Turėsiu progą šiek tiek. Bet man iš tikrųjų kažkaip palikus stiprų įspūdą. Tai ką nieks nekalba, tai įspūdingos šviesos, muzika kosminė ir visi aktoriai, o kostiumai Karolinačiai ir scenografija. Žodžiu, jis nėra lengvas, kad suvokti ir dabar imti ir klausti arba kalbėti. Čia reikia laiko. Ir tada viskas ten, jisai yra rytojų ir po rytojų, čia kaip su ta banga. Atsiduok, kai tave ta banga įtraukia ir duobė, o jeigu tau bus leista, išlips į krantą su druskos kalnais kritečių. Cituoju tave, aš taip ir skaitom. Ačiū labai. Ačiū. Apie tos nefilimus gal galima būtų papasakoti, gal tiesiog žmonėm Žinoma, pasakoti, čia šiaip įdomu. Tai iš tikrųjų, kai minėjau pseudoepigrafą, kas nepateko į Senąjį testamentą, tai yra mitas, istorija apie nefilimus, kas yra iš tikrųjų viena frazė iš tikrųjų Senajame testamente, kai dangaus sūnus nusileido į žemę ir susilaukė vaikų su žemės dukterimis. Tai yra visai atskira istorija, kad iš tikrųjų angelai, kaip uždraustai vaisių žmonės, kadaise Edeno sode, jie nusileido žemę, pradėjo santykiauti su moterimis ir iš to gimė milžinai, kurie pradėjo niokoti visą žemę. Ir iš tikrųjų, kaip rašoma, daugelį iš tikrųjų raštų, kad būtent tai buvo viena didžiausių priežasčių. Dievas pamatė, ką daro angelai ir taip pasipiktinės ir matydamas jų galią, jie pranoko visą, kas buvo žemėje, buvo tiesiog kaip dangoraižiai tokie ir pradėjo skerst, pjauti ir visokias baisybės daryti su gyvuliais, žeme, žmonėmis. Tai būtent dėl jų jis sugalvojo tiesiog iš naujo pradėti viską. Ir iš tikrųjų begalės yra tų senųjų angelų vardų, kaip pavyzdžiui buvo Semjaza ir kiti, kurių vienas angelas tiesiog atsiradęs išmokė, kaip sakoma, išmokė žmoniją kalvystės, pasidaryti ginklus, karybos meno ir prie viso šito dar makiažo. Ir tas įdomus tos yra istorijos ir dabar, kai pasiskaičius apie nefilimus, apie milžinus, daugelis tų istorijų, kur atgarsiai jų dar yra išlikę Senajame testamente, bet mes neturim tos kaip ir pilnos istorijos. Jo, tai kad, biškai dar paaiškinsiu, labai supratot, bet tie nefilimai, tai čia yra būtent biblinis tvano katalizatorius. Tai yra angelų nuodėmės. Dievas, Senojo testamento autorius, net nesenojo, bet apokryftinio, numeta atsakomybę nuo žmonių ir permeta angelams. Čia labai įdomu. Ir sako, kad žmonija buvo verta tvano, nes angelai pakuždėdavo paslaptis moterim, su kuriom nusidėjo. Suprantate? Ir iš to gimė visi puolę angelai. Nes žmogus ne tuo laiku išgirdo ne tą paslaptį. Čia, Prometėjo archetipas yra absoliutus. Jo. Ir kas įdomu, kad Nojus gimsta milžinų laikais. Įsivaizduokime tuos laikus, kada kažkokia moteris gimdo labai keistus kažkokius padarus. Ir tame gimsta Nojus, tame laike. Ir Nojaus tėvas yra parašyta, jisai ateina ir žiūri savo sūnų ir netiki, kad jisai jo. Suprantate, jisai sako,
jis atrodo kitaip, jis atrodo kitoks nei kiti vaikai. Ten yra didžiulis klaustukas paliktas. Ar jisai yra angelų vaikas? Tas nefilimas, kuris, atrodo, siūlo savo kelią. Ar jis yra išvis kažkoksai kitas žmonijos kodas? Nes jis nepanašus į nieką kitą. Sako, jo akys yra kitokios, jo balta labai oda. Kai jis pradeda juoktis, mes visi nusišviečiam. Tame aš atradau kažkokią papildomą chromosomą. Ir tai tapo mano tokiu suvokimu Dievo kodas. Tas dėmės nubraukimas. Bet tai čia labai įdomu visų, daug uždamastyti. Aš dar prisipaikiu. Spektaklio aprašyme kažkur buvo frazė, nežinau kas autorius jos, bet ten buvo sulyginama nefilimai ir dirbtinis intelektas. Aš apie tai kaip tik norėjau kalbėti. Tas ir, apskritai, angelai buvo tokios būtybės, kurios sukurtos paklusnumui ir kas skiria jas nuo žmonių. Tai buvo, tai kad jie neturėjo laisvos valios, bet yra vienas mitas yra išlikęs. Mane valdo užtikti. Turi atsistoti, reiškia. Dirbtinis intelektas? Ir iš tikrųjų yra toks mitas, kur sakoma, kad angelų buveinėse irgi buvo uždraustojo vaisiaus, kuris yra kaip uždraustasis laisvos valios vaisius. Ir dabar šiandieniais laikais mes irgi apie tai svarstėm ir turėjom net kažkaip senom apsvarstėm, repetavom, svarstėm, bandėm jau rasti sprendimą. Bet kad dabar mes iš tikrųjų, mes kaip žmonės, mes sukūrėm kažką, kas sutverta grynai paklusnumui. Tai yra dirbtinis intelektas ir kur dar buvo viena tokia ryški jungtis, kad tam dirbtiniam intelektui reikia labai daug vandens kasdieniam jo aptarnavimui. Ir kartu skęstama šitam visam informaciniam tvane ir įdomu, kaip, ar šitas dalykas irgi, kiek jis bus paklusnas, kiek ten įmanoma revoliucijos ir maištų ir sukilimų. Tai tie kodai, kurių čia apstu, kaip Jokūbas minėjo, skiriasi, yra pamušalė visą šitą. Ačiū. Net išpakalbėjau. Ja, tai tikėtina, kad bus ne pasaulinis tvanas, o pasaulinė sausra. Ir mums grėsia troškulys, o ne vanduo. Kartais vis pagalvoju, kad Dievas tikriausiai yra ir jis turi gerą humoro jausmą. Ar yra klausimų? Aš gal tada dar norėčiau paklausti, kaip režisierius užsikabino, ar kada jam, ar kaip atėjo tas testamentas, kad šiandien... Tvanas statyti? Arką, tas mane tvaną? Senajam testamente ten daug visko knipta, tai kadangi sako, čia atsikankinot, ar dar užsikabinot, dar kažką tęsti, ten nagrinėti, nes ten turbūt pradedi kapstyti ir jeigu kažką atrandi, tai vyniojas. Pradžios knyga, jo, aš manau, aš tikrai tęsiu šitą biblinę paiešką savo kūryboje. Aš kaip tęsiu, kiekvienas mano spektaklis yra apie tai. Kitas bus spektaklis vaikams. Norėčiau. Tik tai gal šį kartą išdrįsau iš tiesų užsikabinti už šventojo rašto, neieškoti jo kitose kūriniuose. Tai gal visiems palengvinau darbą. Bet Nojaus arką statyti aš nusprendžiau prieš 3 metus, man atrodo. Tada mes sutarėme su teatru. Tai Ukrainoje baiginėjau spektaklį statyti ir supratau, kad noriu tai. Po 3 metų praėjo laikas kažkoks tai. Ir, tai prieš 3 metus nusprendžiau. Gal kai atėjo laikas statyti, gal net nebenorėjau. Bet tai yra tokia medžiaga, kad tu nebegali nesusijaudinti ją skaitant, ją statant. Tai yra viskas ten yra. Tai iš naujo susijaudinau, susižydžiau ir su puikiausia komanda giliai nėrė. Tas krepšinis, suprant, atrodo dabar. Visi nori krepšinį žiūrėti, man atrodo. Tai jeigu dar turite klausimų, paklauskite, jeigu ne, mes tada veikam krepšinį. Garždai žaidžiam, man atrodo.
gal šiaip vis tiek norisi dar sureaguoti, nežinau. Ir su Jūrate kalbam, kad visą tai gnostiniai visi tie tekstai ir bibliniai tekstai, jie iš tikrųjų labai suprantamai jūs įkvėpė ir jie labai jaudina. Bet spektaklyje tarsi, va tai, apie ką mes dabar visą laiką čia kalbam, pusvalandį, spektaklyje taip labai aiškiai tai nepersiskaito. Buvo taip, kad čia daug dabar tų minčių. Tiesiog vyras atsistojo už manęs ir taip praeidamas, jis buvo susinervinęs, sako, čia dar man reikia augti iki to, reikia aš čia suprasti, jam nepatiko. Ir taip pro plaukus taip praėjo tas jo kūnas. Aš galvoju, toks buvo man kūniškas pojūtis, čia gal nežinau kaip susėti su tuo Nojaus arka, bet tiesiog jūs kalbate labai intelektualiai, viskas yra suprantama, bet pačiam spektaklį yra labai daug tiesiog ritualo profanacijos, tai kas jau senai iš tikrųjų yra apie tai parašyta ir mūsų skaityta ir viskas yra žinoma. Ir kaip sakyti, ieškai tokių sankabų, ką tu gali kažkokiais aukštais savyje išgirsti. Tai man, pavyzdžiui, pradžioj ta užkabina labai, kai sako, būsim dabar nešvarūs gyvūnai, ar ne? Nes, tarsi tas laimi, kad atsidarys dabar tas jūrinis konteineris ir būsim, kad išgyventume, būsime nešvarūs. Nešvarūs bus paaukoti. Ir man stipriausia pačiai scena tai yra tada, kai užsiveda tas pjūklas elektrinis ir tada girdisi, aš buvau Marokė ir labai girdisi gatvėse, kai jie eina giedoti ir visas ten, visai suera, jinai tiesiog skamba nuo to giedojimo. Ir kai tu dabar žinai, kaip ten žmonės gyvena ir kaip tas, tai man tavo vieta man rezonavo su manim pačia ir rezonavo su pasauliu, girdint tą giedojimą, girdint tas pjūklus ir matant tą visą ritualo profanaciją. O visa paskui, kas buvo, ta prasme, kad viskas labai atpažįstama, viskas kartojasi ir tu, nežinau, truputėlį tas, kad kiekvienam norėtųsi tokio labai gilio aukščio, nežinau, pločio, kiekvienoj to gal tai sunku pasiekti, bet iš tikrųjų tai kažkuo nuvilia, nežinau, bet kai jūsų klausai, tai viską tą suvoki, visą tą jūsų įdirbį intelektualinį. Tai nežinau, čia tiesiog neklausimas, gal toks pasidalinimas tiesiog. Didžioji siekiamybė yra siekti kiekvienoje scenoje išeiti į tą kosmosą. Žinot, kažkur pavyksta, kažkur nepavyksta, kažkur tau atrodo vienaip, kitaip atrodo kitaip, žinot, bet nėra nei vienos scenos, tarp kitko, man kaip kūrėjai, čia yra įdėtas mano, jums sakot, jums matyta, girdėta, aš taip, mano, tiesiog asmeniškai. Dabar esu tokiame kelyje, vadinu į mėlynuoju periodu. Tai ačiū už nuomonę, labai įdomu, ką jūs pajutote, kai vyras praėjo pro plaukus, ką pasakė. Ne, tai tas ir buvo, kad aš supratau tų žmonių ne tik, kad išgirdau balsą, bet aš ir pajutau jų kūnišką energetiką, kada žmogus nepriima, jis ten vis tiek. Nepamenu, ar per tą kriauklę, ta kriauklė su Afroditės kriauklė ir su visą tą, aišku, įspūdinga ta scena, bet kad žmogus nebegali to tiesiog, to smurto. Aš manau, kad tiesiog jo labai daug agresyvumo, smurto ir nebe, tas... Bijo veidrodžio. Ne, aš nepasakyčiau, kad bijo, aš iš vis taip nenorėčiau manyti, kad kažkas yra blogesnis už mane. Bet kad sunku bus priimti daugeliu. Man tai keistai atrodo, gyvent pasaulyje, kur praktiškai už nepilno 1000 kilometrų vyksta karas, kur žūva žmonės kasdien ir išsigąsti besimasturbuojančių paršelių.
Nes tai yra neetiška ir nemoralu. Normalu kiekvienam jausti vienai. Tai aš sakau, čia aš Taip, čia yra vertybė, suprantat, žinoti, kas nepatinka. Čia net atvirkščiai. Tikrai, čia yra, taip. Man iš tikrųjų labai ačiū už pastebėjimą jūsų. Aš galvoju, iš pradžių yra va 2 taškai, kuriuos norėčiau sureaguoti. Sakė, kad iš to, ką kalbam dabar, ne viskas aiškiai persiskaito. Tai man atrodo, kad čia yra labai gerai, nes man turbūt nieko nėra baisiau už spektaklį, kur viskas aiškiai persiskaito. Ir tu išeini, ir viskas atsakyta. Ir tai vienas dalykas yra, kad iš tikrųjų palikta erdvės kiekvieno asmeninė interpretacijai. Kitas dalykas dėl to, kad, pavyzdžiui, ritualo profanacijos ir visas dekonstrukcijas yra atpažįstamos. Iš dalies ir tai yra gerai, nes jeigu spektaklį jau nieko atpažįstama nėra, ir gal to per daug, gal per mažai, kiekvienam pagal skonį. Bet aš sakyčiau, kad čia man, bent jau tik stebint pačias scenas tokios, kokios yra ir paliekant visą tai, kas buvo užstalėje nuošalyje, aš matau, kad čia yra iš esmės ligtolinių simbolių, tokia kaip dekonstrukcija ir bandymas, net ir tas, sakykime, toks psichotinis noras blaškymasis, kad yra bandymas iš to, kas vyksta dabar, iš to, kas vyksta pasaulyje, net šiandien, nes dabar vyksta kino pavasaris ir ten yra siaubingi filmai, tamsiai ne savo kokybė, bet turiniais, kur yra rodomas šis pasaulis ir kai atrodo, kad jau visi ritualai nebeveikia, bandymas sukonstruoti kažką tokio naujo, net jeigu tai kartais mūsų akimis atrodo absurdiškai, kaip kažkokias ten New Age praktikos ir panašiai, bet visgi man atrodo, kad žmogaus stiebimasis dievo ar link kažko, jis išlieka. Ir manau, iš tikrųjų, esu labai dėkingas už tą pastebėjimą, kad yra atpažįstamų ir neatpažįstamų, neišskaitomų dalykų. Nesakau, kad spektaklis idealus ir tobulas, nes visada yra kur augti, bet man atrodo, aš kaip pamušalas savo darbą atlikau. Ar yra dar klausimų? Išleiskime žmonės žiūrėti. Ačiū. Ačiū visiems.